Antienos kepenėlės lengvai troškinto šokolado padaže su trešnėmis. Antienos kepenėlės marinuojamos su pipirais ir druska apie 5-10 minučių. Iš miltų, sviesto ir grietinės užmaišoma tešla. Ją reikėtų palaikyti šaldytuve 10-15 minučių. Tuomet galima pradėti kočioti ir formuoti paplotėlį. Ant paruošto paplotėlio dedame griežinėlį obuolio, pašlakstytą citrinos sultimis ir pabarstytą citrinos žievelę. Ant viršaus dedame dar vieną paplotėlį ir užspaudžiame kraštus. Paplotėlį kepame 15 minučių. Į įkaitintą keptuvę dedame antienos kepenėlės ir trumpai apkepame iš abiejų pusių. Tuomet pilame brendį ir nugariname. Kitame inde išlydytą šokoladą sumaišome su vynu bei trešnėmis ir sudėjus apkepintas kepenėles troškiname keletą sekundžių. Patiekalas pateikiamas ant sluoksniuotos tešlos paplotėlio, puošiamas braškėmis ir salotomis.